Labas rytas. Labas rytas. Labai ankstyvas jau. Dabar apie 6 valandos ryto. Viskas sukrauta ir pajudėsim kol kas link Lenkijos, paskui papasakosim kur toliau. Pirmas mūsų sustojimas. Žiūrėkit, ką radom. Arbatos. Radom. Taip, dar turim sumuštinio pasidarę. Tai esam šiuo metu prie Merkinės. Pirma stotelė, reikia pailsint užpakalius, pavalgyt, pasišildyt, nes orelis visai šaltas. Rodė 13 važiuojant. Ir gan drėgna. Viskas, ką šiandien filmuosim ir sakysim, kad kita stotelė yra, visą laiką bus atsakymas degalinė. Artėjom link Lomžos, kovodami su bele kokiu vėju ir gūsiais. Bet motyvuoja, kad kavytė laukia kažkur Lomžoj. Atvedė Zuikis į mergaitišką kavinę. Ten vaikas gyvatę nusinešė. Labas rytas. Būnant Lenkijoje, jeigu imi viešbutį, negalima imti viešbučio be pusryčių. Jūs pažiūrėkit, per balių būna mažiau maisto. Šaltienos, mišrainės, kiaušinis, Smačnego. Pažiūrim, kas čia dar paslėptas, asiskien. Ir turim vieną bėdą šiaip labai didelę. Avariją espreso. Ir kaipgi pusrytėlis be pagrindinio patiekalo. Nutelos. Viešbutį visada užsibaigia batoną ir nutelą. Štai kaip atrodo mūsų pertraukėlės. Apkarstas mocas ir tada ant suoliuko veikiam dalykus. Ir nusipirkom svarbų labai dalyką. Mixel Pixel, patys geriausi guminukai žemėje, rekomenduojam. Būnant Čekijoje yra nuodėmė nepaisyti daugybės iškabų ir daugybės reklamų, kurie kviečia paragauti zmrzlyną. Zmrzlyna yra jų ledai ir va tokie išpurkšti iš aparato yra beprotiškai populiarūs, jų labai daug kur ir kol mums dar liko 15 km Čekijoje, skubam jais pasimėgam. Čia vadinasi austriška porcija, kad pavalgytų visi. O čia fish and chips. Porcija 2 dienom.
Labas rytas, laikas pusrytėliam, sumuštinių standartiškai. Ką valgysit? Daržovių, mėsytė, sūris ir štrudelio skonio arbata. Kad šnekam čia apie lankytinus objektus, o kad nieks nerašinėja, tai nesvarbu. Pirmas lankytinas oficialus objektas, pilis, kuri dar nedirba, tai į vidų nepateksim. Tai pasivaikščiosim aplinkui, nes turėtų matytis gražus vaizdas. Kas skaitai? Kad jinai baisiai daug kam priklausė, vieni pirko, pardavė, pirko, pardavė, pirko, pardavė, pirko, pardavė, vis dar pirko, pardavė ir dabar priklauso miestui. Viskas. Kavos pertraukėliai laikas, nebegalim važiuoti toliau. Labai karšta, labai sunku, labai daug dviratininkų. Ir labai daug pasimetusių vokiečių kelyje. Bet šiaip viskas labai gerai, labai gražu. Privažiavom savo tikslą, kurį buvom užsidėję. Tai vaizdą toj parodysim ir kadangi kavos pertraukėliai laikas. Norim pasimėgauti vietiniais desertais, tai turim 2 tipų štrudelius. Su obuoliais ir su varškyte. Skanaus mums? Išsimaudėm, atsigaivinom. Sekantis tikslas buvo atvažiuoti patį gražiausią miestelį Austrijoje, bet kadangi ten milijonas žmonių ir ženklai mus vedė tolyn ir atvedė į viršukalnę, į kurią planavom pakilti iš kitos pusės, bet bilietų nebuvo. Tai taip netikėtai iškilsim iš priešingos pusės. Mūsų pietukai ant 2 kilometrų viršukalnės jau atkeliavo. Paprikos sriubytė. Ir vištienos kepsnys su sūriu. Labai įdomiai sriuboja, atrodo. Paprikytė. Paprika įmesta. Bus baisu valgyti, jaučiu. Bet reiks pabandyti, turbūt, ne? Bandysim išgyventi dabar. Labai knieti paragauti. Jeigu ką, tai bulvė. Bulvė, jeigu ką gnyt.
Aštru. Vienos sėklos užteko. Geras. Galima atsikvėpti. Nėra, kad viskas būtų paprasta, žinokit, kelioniai. Ypač su motociklu. Mus nuo lietaus su žaibais turbūt skiria kokias minutę, turbūt iki permirkimo. Šutinam ne visai pagal taisyklės, bet labai džiaugiamės, nes tokia didumo audra jau prasidėjo. Šiaip pro langą žiūrint, tai būtume išskalbti, kai reikalas. O apie žaibus net neišnekam, turbūt girdis. Labas rytas. Guten Morgen. Tik atsidarė restoranėlis ir mes jau čia 7:05 prisistatę. O norėjom, kad galėtumėm būti dar anksčiau, bet neleido. Prisidėjom viską, ką radom. Ir vakar nenufilmavom, nes buvom labai pavargę ir tingėjom kamerą neštis. Bet užsisakėm čia sriubyčių. Tai labai standartinės pasirodo austriškos sriubos. Yra sviltinys, įpjaustyti pailgi blynų gabaliukai, o kitas sriubos su tokiu pačiu sultiniu, bet viduje atrodo, kaip būtų didelis kotletas. Bet čia yra didelė apgavystė, todėl kad tenais yra duonos, sūrio, kiaušinio kotletukas, bet vizualiai mus truputį apgavo, bet vis tiek labai netikėtas. Taip sakant, kotletas ir blynai sultiniai. Puškuojam į ledynus per tunelius ir į kalnus. Tikėkime, tas 20 minučių, kurias rašo ėjimo, nėra pagal vokiečių ar austrų haikinimo įpročius. Tunelį prapuškavom ir dar neblogai reiks palipėt panašu. Viskas. Už nugaros matos urvas. Šiaip labai jaučias šaltis priėjus, kaip pučia. Gal ir gerai dabar jau tas striukė bus. Jo, bet buvo labai sunku. Žmonės eina su šortu, su maikute, neneša daiktų rankose. Mano pulsas buvo 171 lipant ir visas lipimas, pirma dalis ir antra, laikrodis rodo 61 aukštą. Televizijos bokšto užlipo? Beveik. Į televiziją, jo. Praktiškai, kiek ten 70? 66. Na tai va, dar palipsim ten laipteliais už nugaros ir bus pilnas. Tai kaip atrodys mūsų pasivaikščiojimas po ledynus. Kadangi urve nėra apšviesta, tai gavom va tokias liepsneles ir teks patiems pasišviesti. Sakė, nepadegt vienas kitam. Ir tam, kad nesušaltume, jie paruošė labai gerą pratimą, tai yra 1400 laiptelių. Dabar lipam aplink ledo luitą, leidį, kurios storis 25 metrai. Statumas labai didelis ir va ten priekyje žmogeliukai lipa kem 5 laipsnių kampu. O kažkas lipo pačiu ledynu, kai jį atrado.
viskas. Ne viskas. Ne viskas. Dar reiks lipti žemyn šiek tiek, bet ola įveikta, kojytės dreba, 1400 laiptelių įveikta ir tiesioginė to žodžio prasme išpūtė iš urvo. Sakė, kai lauke karštas oras, o kadangi olose šalta, tai iš šalto į karštą eina, tai į vidų, kai įeidinėjom, buvo labai sunku, o išeinant Išnešė. Greitis sakė apie 70 km per valandą, tai apie 20 metrų per sekundę. O labai karštą dieną, pavyzdžiui, šiandien po pietų turėtų būti ir apie 100 km per valandą. Pasipriešinimas mums tada reiškia. Aš vienu metu įeidama galvojau, kad reikėtų užsikabinti kažko, nes tikrai pasikasinėjau vietoj ir jaučiau, kad net neinu į priekį į nabu. Ką tik praleidom veiksmą, nes Zuikis išvertė savo Andudler limonadą su sūriu. Ką mes šiandien skanausime? Pica Vadonica. Taip, o aš skanausiu tirolietišką picą. Paskutinis šiandienos taškas buvo iš pradžių suplanuotas, paskui atšauktas, kadangi visai gerai sekėsi. Užvinguriavom į 1,8 turbūt aukštį, beprotiško dydžio užtvanką. Kas smagu, kad padaryta yra papildoma apžvalgos aikštelė, kad dar daugiau kojos sudrebėtų. Šiaip ne taip atbildėjom į savo hosteliuką, tai grįžom į 90-uosius. Telikas rimtas, plačiaekranis. Gerai, kad man spalvas rodo. Kėdutės tokios rimtos, sofa irgi. Vonia visai nieko. Gerai, kad stūlikas bent ne su šnureliu nusileidinėja, bet labai įdomus mechanizmas. Nu, žodžiu. Labas rytelis. Mūsų pusrytėliai. Jogurtukas su granola. Viską jau susitvarkėm, susidėliojom, pavalgom. Ir važiuojam. Ir judam į aukštąjį Alpių kelią. Motociklininkų svajonė. Taip. Rytas visai gražus, buvo rūkas ir gan greitai sklaidosi šiaip. Šiandien čia turėtų būti apie 32-33 prognozės rašo. Ir dabar 8 ryto gan karšta.
pasiekėm aukščiausią taškelį Alpių kelio, kuris vadinasi Hoktor. Čia ne aukščiausias taškas. Ką tu čia neki? Nu, ne aukščiausias, tai ne aukščiausias. Viskas, dabar oficialiai esam aukščiausiam kelionės taške. Tai yra 2,5. Nerandam, kur parašyta. Bet, žodžiu, virš 2,5, koks 62. 2,571. Fantastika. Ir čia yra daugiau nei 30 kalnų, kurių aukštis yra virš 3 km. Kažkas atrado kur kavytę, tai dabar jau sulaikyti neišeis. Kaip galima neišgert kavytės tokiam aukšte, aš nesuprantu. Aplankėm Celemzę, pravažiavom dar vieną perėją su visai gražiu vaizdu į užtvanką. Ir dabar laikas skaniai pavalgyti vietinio maisto. Tai išbandysim dar naujų dalykų. Vienas užsisakė savo patiekalą, kitas savo, bet valgo tai atvirkščiai. Čia yra sūris su sūrio padažu sūriškose dalykuose. Šiandienos paskutinis objektas, kuris mano žemėlapy buvo jau nežinau kiek metų, netyčia atrastas. Tai yra Svarovskio kristalų muziejus. Tai labai faina atvykus pamatyti tai, ką mačiau nuotraukose seniai. Šiandienos maršrutas baigtas, 301 km. Atvažiavom į namuką ir yra vienas labai unikalus dalykas, apie kurį toj papasakosim ir parodysiu. Tai pradeda mūsų turą. Iš išorės namukas tikrai neatrodo 16 amžiaus. Turim baseiną. Pagalvosim, gali lysti vidų reikės. Ir einam vidun pasižiūrėti. Įkurdinti esam antram aukšte. Ir mūsų kambarys. Tai kas yra įdomu, čia yra lubos ir čia maždaug telpa mano
plaštų. Tai koks 1,85 m, 1,9 m. Davėm kūneliui šiek tiek streso, bet ir labai daug atsigavimo. Šokam į baseiną, šiek tiek prasiplaukt. Daugiau maudynių per atostogas nei per pastarosius 2 metus. Taip. Žiauriai gerai. Vakarienė ant stalo, ant baseino tiksliau. Arbatėlė garuoja. Ir mes išsimaudėm. Taip. Labai gerai buvo atsigauti. Džiugu, kad šiandien yra laiko pasimėgauti dar vakaru, dar saulė oficialiai nenusileidus. Ir šiandien išvengiam lietaus, net grasinimo lietaus. Bet pavargom. Aš. Tai skanios vakarienės. Per Vargelius įveikėm kažkur 150 kilometrų ir sustojom tikros kavos pertraukėliai, tikro espreso puodelio. Gaila, kad kokių gerų 20 minučių išvaistėm važiavimui, nes pražiopsojau posūkį ir teko dar 16 km į vieną pusę važiuoti, 16 į kitą. Tai išvarginam. Plius italai važiuoja bele kaip, labai didelis kontrastas po Austrijos. Įveikėm virš 46 posūkių ir pasiekėm Stelvijo perėją, kuri yra 2 km 760 metrų virš jūros lygio. Susirasim lipduką, nes kas be ko, kitaip nebus įrodymų. Šiaip labai daug žmogeliukų, labai daug mocų, labai daug dviratininkų. Aišku, mes čia piko metu atvažiavom visai. Tai tas irgi nepadeda. Taip atrodo žmonės, ką tik išlipę iš baseino. O šiaip tai buongiorno italiano. Buongiorno. Benvenuti. Auf Wiedersehen. Österreich. Einam ieškoti picų, kuo daugiau. Grazie. Mes jau šalia Šveicarijos sienos, liko koks kilometras turbūt. Kol dar galim sau leisti, čiumpam kavą už eurą. Nes paskui spėliojam važiuodami, ar kainuos virš 5 eurų ar mažiau negu 5 eurai, bet turbūt neišbandysim. Išbandysim? O gal ir išbandysim.
laikas espreso padeliui. Net ir Vokietijai. Ir tiramisų tortui. Tokį šmotą įdėjo, kad pietų šiandien jau nebereikės. Nes mes negalim taip greitai keisti šalių. Mūsų širdise vis dar šilta Italija. O čia yra koks 16. Šiaip nėra labai šalta, bet vis tiek. Oras pasikeitęs, debesuota. Džiaugiamės, kad dar nereikia lietaus aprangų. Tokia yra realybė. Tai labai lyja, labai valgyt nori ir mieste labai nesiseka. Niekas nedirba arba šefų neturi, nes atostogauja. Tada viskas užsibaigia Make. Arba Hesė, bet čia Hesė nėra. Per audras ir per vėjus pasiekėm savo viešbučių, gal nepavadinsiu, čia visas didelis butas, 30 kvadratų. Esam visiškai miestelio centre, pačiam senamiesty ir už šitų namukų teka Dunojus. Ir smagiausia dalis yra, kad ant lovos dažnai kur būna saldainiai padėti, o čia yra pats geriausias dalykas padėtas ant lovos. Guminukai! Atvažiavom į močiučių rojų ir dėdukų. Iš trečią kartą radom, kur tėvykas nusipirkt normaliai. Gavom dar pačergelę iššaut, kad būtų smagiau važiuoti, nes... palauk, čia Vokietija. Austrijai 0,5 promilės. Čia nežinau. Čia dar patikrinsiu. Ačiū. Mes dabar atvykom į Rotenburgą prie Tauberio upės. Jisai vienas gražiausių, kai kam ir gražiausias Bavarijos žemės miestelis. Jo išskirtinumas, kad tai viduramžių miestas, bet jisai labai gerai išsilaikęs yra ir praktiškai nepasikeitęs. Ir kitas dalykas, jie turi savo skanėstą, sniego gniūžtę vadinasi, kurią noriu pavaišinti ir Gedą. Suradom sniego gniūžtės. Oi, kiek ten daug viduje, einam pažiūrėti. Belekas. Nežinau, kaip dabar išsirinksim. Skanu. Ar primena, kai vaikystėje valgydavai sniegą? Visiškai. Viens prie vieno. Tik netirpsta. Judam po truputėlį link savo kelto, link Kylio. Visiškai tranzitinė diena, be jokių objektų.
Mūsų kambariukas. Tai kaip atrodo slaptas kampelis. Daug kiek čia pinigų turim jau. Jo, dalis pinigų skrandį atsidūrė. 30. Turim 100 pem eurų ir $30. Ir gyventi. Kokie mes turtingi. Labas vakaras. Tai mūsų paskutinis video gabaliukas iš kelionės. Šiuo metu esame Kaune. Stabtelėjom užsipilt kuro. Atšutinam iš Klaipėdos. Labai skubėjom, nes temsta. Tai nesinori labai naktį važiuoti. Ir dar plus dabar palyta. Šlapias kelias, tai bus turbūt sudėtinga važiuoti paskutinę atkarpą. Bet nieko, žinom, kad paskutinis 100 km. Taip, paskutiniai jūsų žodžiai apie kelionę. Labana. Trumpai ir aiškiai. Ate.